Šiandien jau sueina para, kaip sausai badauju. Tikslas 7 dienos, bet gana sunkiai einas iš tikrųjų. Troškina, gal dėl to, kad šiandien karšta buvo. Tai žiūrėsim, kaip eisis sekančias dienas, bet kažkaip pirma diena tokia sunkoka. Esu visai tokia gražiai vietoj. Gamtos apsupty. Peliukas. Tai atsiribojau nuo miesto. Ramybės oazė. Antrą dieną jau pusėjo, miegojau gerai, energijos labai daug nėra ir žiauriai troškina. Tai šiandien dar atlaikysim, rytoj nežinau. Nieko nežinau, žiūrėsim kaip jausiuos. Tokios mano pramogos per dieną. Pasivaikštai upelį ir sėdi dažniausiai ir nieko neveiki. Visą dieną toks mieguistas. Nėra labai dar super daug energijos, bet kaip skaniai kvepia obuolys šitas. Taip ir noris atsikąsti. Bet dar ne šiandien. Kadangi negaunu jokių kalorijų, tai pilvukas jau viskas. Visi lašiniukai nutirpo. Tai reikia tikėtis labai raumens nevalgys kūnas. Ir tęsim. Tai antrą dieną oficialiai baigęs. Ir kažkaip jėgų atsirado daugiau. Tai padariau tokį lengvą workoutą, biškį atspaudimų, pėtupkių. Tai žiūrėsim, ką rytojus atneš. Trečią dieną jau įpusėjo. Savijauta realiai geresnė negu buvo vakar ar užvakar. Kažkaip mažiau troškina. Valgyti nesinori. Energijos yra. Kūnas toks fainas, lengvas. Tai žiūrėsim, ką rytojus atneš. Ką? Trečią dieną jau kaip ir pasibaigė. Gyvas. Nežinau, nuotaika atrodo biškį gerėja. Tai kažkokių keistų dalykų nevyksta, tai viskas normaliai. Tai važiuojam. Ką? 4 diena eina. Šiąnakt miegojau žymiai trumpiau, 2 valandom trumpiau, bet vėl miegas buvo geras, gilus. Jau sapnuose kaip geriu sultis, tai nutroškina kaip visados, bet netroškina taip, kaip, pavyzdžiui, senais laikais ten, jeigu gerdavau, ir ryte turi pachmielą, per tą pachmielą iš viso atrodo, tu ten burna džiūna ir miršti kaip nori gerti. Tai dabar to nėra. Galima gyventi. Į tualetą einu, pasisioti, kako nedarau. Dar įdomus faktas, kad jau 2 dienas nesimaudžiau, bet jokio blogo kvapo. Ta prasme, pažastis kvepia, man pačiam keista, bet sakau, kvepiu skaniai, tai važiuojam, bandom dar toliau. Va, kaip mes su Dikse. Kaip mes čilinam per badavimą. Mėgaujamės ramybę. Jau 4 dieną eina į pabaigą. Kažkaip valgyti nėra didžiulio noro. Nebent jeigu labai pagalvoju apie maistą, gal kažko ir užsinori, bet šiaip, kai kažką veikia, visiškai nėra noro valgyti. Ir kūnas toks pastebėjau žymiai lankstesnis negu prieš tai. Tai pajaučiu iš karto.
Ir ką tik nusimaudžiau. Jėgų yra. Nemirštu dar. Galva nesvaigsta. Ką žinau. Laukiam 5 dienos. Nu ką. 5 diena. Nežinau, pojūčiai tokie patys. Užmigau gana lengvai. Atsikėlus ryte biškį troškino burną. Bet dabar kažkaip įsidienojus kažkaip tas troškulys praeina ir sausumas. Šiandien pabudau 5 valandą. Tai nebenorėjau tiesiog miego. Atrodo, energijos turiu. Tai išėjau pasivaikščioti po lauką basom. Ir viskas. Žiūrėsim, kaip išsitempė mane dirbti Justas. Tiest kabelį. Tikiuosi atlaikysiu. 5 dienos be maisto. Ypač be skysčių. Čia pizdaberė koks iššūkis. Nu, tam žmonių pasauly sunku. Plaukioju gerai. Toks kaip flegma viską darau. Man rodos, aš pasiekiau, gal nepasiekiau, bet savijautą, žinot, kaip yra ta zen būsena, kur daugas ten, kur žmonės eina dvasingumu, nori pasiekti tą ramybę, tai aš šakės, ta prasme, būnu, va dabar momente, vietoj, kur esu ir galva tuščia, ta prasme, jie jokių minčių, visiškai, ta prasme, kažkokia žiauriai vidinė ramybė. Fainas jausmas, bet tuo pačiu žiauriai troškina. Amba kaip vilioja tokie vat random sutikti dalykai. Eina savo, čia šios visus suvalgyčiau. Atrodo sultys, cukrus. Nu, biškį jau sudėtingesnė 5 dieną. Tas buvimas laukia, kai reikėjo ten šitą realiai nieko nepadėjau, tiesiog tik stovėjau. Bet toks grįžau pavargęs, tai biškį tokį power napą pagulėjau ir jau gerti labai noris. Tai troškina gerai. Na, bet dar kol esu sąmoningas, judėt galiu, tai dar datempsim tas kelias dienas. Ką, man atrodo, jau 5 diena bus išgyventa, jau dabar 6 vakaro. Tai diena nebuvo lengva iš tikrųjų, kai išvariau iš sodybos, ten truputį padėti dirbti. Tai grįžau per pietus ir toks žiauriai pavargęs jaučiausi. Gal saulė, nežinau, gal karštis. Tai pusvalanduką pagulėjau. Ir dabar nuėjau į upę, tai upė žiauriai atgaivina. Atrodo, norisi ją delnais kerti save, bet dar negali. Dabar yra 23 nakties. Pabudau po 3 valandų miego ir negaliu užmigti. Belenkaip, yra energijos, bet ir kažkaip keista, kad tiek pamegojau tik 3 valandas. Ir kai buvau lovoj, sukasi vien mintis apie, kad kažką truputį turiu atsigerti. Nu, tai prasme, nepaleido niekaip. Tai truputį pačytinau ir puodelį vandens atsigėriau. Suvilginau biškį burną. Tai jo, ir ką žinau, bandysiu eit miegot, bet sakau, visiškai nesinori miego, tai keista kažkokia savijauta. Nu ką, 6 diena įsibėgėjo. Plemba, šiąnakt tikrai buvo kažkas jau taip, kad šiauriai norėjo gerti. Pabudau 2 valandą ir toks atrodo sužvalus, miego nenoriu, bet jau visas mintis apie skysčius. Tai išgėriau stiklinę vandens su citrina ir atrodo, tai buvo gera. Tada taip nurimo protas. Kūnas iškart buvo lengviau nueiti miegoti. Ir
pabudau ryte žvalus, yra energijos, bet vis tiek šiaip žiauriai troškina, jaučiu burnai sausumą, valgyti nenoriu ir atrodo jau visiškai sausas. Kai Briusas Lee, bus įdomu, kiek numečiau svorio, tai ir toliau tęsiu sausai, šiandien dar ir rytoj. Ir toks tas gyvenimas. Ir balsas kažkoks yra pažemėjęs, nežinau, čia užkimęs ar ne, bet aš nei kažkokių jokių simptomų nejaučiu, kad nei kosijau, nei sloga, nei ką. Gal čia iš to skysčių trūkumo, nežinau, bet sakau, balsas toks sausas, gal stygos sausas yra. No idea, kaip čia paaiškinti, bet jo balsas tikrai yra pakritęs. Bet nieko, viskas atsigaus, kai grįšim į skysčių pasaulį. Vienu žodžiu susitvarkiau apleistą šaltinį, čia viską išsivaliau, čia išvaliau, dabar man čia pribėgs vandenuko, ten bėga, čia pribėgs, čia toks filtruotas bus šaltinio vandenėlis, tai manau galėsiu labai skaniai pasimėgauti. Va, čia mano draugė, kuri man padėjo badauti visas dienas. Taip, ačiū tau, kad palaikei man kompaniją šitoj sodyboj. Ačiū. Nesi geriausia katė su principais, bet vis tiek ačiū. Kai pasisekė paskutinę dieną ir saulytė šviečia ir nebėra taip šalta. Nu, vis tiek šalčiau negu pradėjau šitą challenge. Dabar jau tikrai vėsoka. Tai viskas. Pabaiga. Jau leidžiu savo atsigerti arbatos. Išgėriau sulčių stiklinę ir blemba jaučiuosi lyg nieko nebuvo, lyg nebūčiau badavęs. Savijauta puiki. Tik aišku gaila, kad būsiu daug svorio numetęs, nes atrodau kaip iš koncentracijos stovyklos paleistas. Visiškai toks esu skini. Nieko, sugrįžta svoris. Tai nustebėsiu dar šiandien, kokia bus savijauta, kaip viskas nuotaikos keisis, nesikeis. Bet pavyko man. Be maisto 7, be vandens 6. Blemba, išsimaudžiau vanduo, tai pizda koks šaltas. Kaip staigiai per 5 dienas atšalo, wow. Tai išsimaudžiu savijauta dar geresnė. Aš galvoju, gal labai veikia ir mental dalykai, nes kai jau žinau, kad viskas, paskutinė diena, realiai viskas baigėsi ir kažkaip žymiai geresnė savijauta negu ten visas tas dienas toks ne tai, kad merdėjau, bet nežinau, kas manęs laukia, tai biškį tos įtampėlės buvo. Dabar viskas atslūgo ir šiauriai gerai jaučiuosi. Valgyti nenoriu. Tai greičiausiai dar porą dienų gal ir taip pabūsiu, tik su skysčiais. Ir po to grįšim tikriausiai į tą žmonių gyvenimą. Šiaip negaliu sakyti, kad buvo labai sunku, kadangi tų badavimų esu turėjęs ir prieš tai. Tik šį kartą, sausas buvo pirmą kartą, toks ilgas. Jo, viskas čiki-piki. Šiaip daug kas rekomenduoja, kad reiktų klizmą pasidaryti prieš badaujant, kad būtų tuščias žarnynas. Nes užsilieka tenais maisto likučių ir po to tas maistas pūva, kadangi jis sunkiau išeina lauk, kai tu neturi kaip jo išstumti, nes nieko nededi. Ir tada tie visi tokie toksinai krauja išeina ir tu jauties galvos svaigsta, silpnumas ir taip toliau. Bet kažkaip man ta klizma baisokai skamba, tai pabandžiau be jos. Ir jo,
Nežinau, gal. Ar kada nors bebandysiu. Jeigu bandysiu, tai faktas jau turėtų būti 10 dienų, nes visada turim save peržengti. Tai jo. Tai tiek. Kitų susitikimų. Ką, paskutinis update'as. Jau grįžau į namus, į miestą. Tai numečiau 6,5 kg per 7 dienas. Blemba daug, 6,5 kg. Nieko neveikiant, nieko nedarant, tiesiog būnant. Šakės. Nieko, tas svoris grįž. Ne pirmas kartas, kai taip nusikatinu. Tai viskas bus gerai. Šiaip labai greit grįžau į normalų gyvenimą. Valgau dabar pagrindę vaisius ir žalią maistą. Ir viskas. Viskas, jau pilnai grįžau į savo jėgas. Ką tik ant turnigo pasportavau. Realiai kaip atrodo net nebūčiau badavęs tą savaitę. Ką aš galiu patarti, privalgęs dabar arbūzo? Pabandykit bent kartą į savaitę pabūt be maisto, pamatysit kaip gera. Gal ir bus sunku, bet sekančią dieną kaip gerai jaustis, lengvi. Daug dalykų sutvarko kūne, kai mes taip neužkišam jo ir duodam jam ramybę pailsėti ir jis gali ten sutvarkyti, išsivalyti visus toksinus ir visas nesąmonės. Tai pabandyk. Praėjo 5 dienos, kai jau valgau maistą. Valgau vaisius ir daržoves pagrinde. Nežinau, buvau numetęs 7 kilus, tai nežinau, kiek sugrįžo per tas 5 dienas, bet energijos lygis geras. Aš stengiuosi miltų nebevalgyti. Buvau biškelį ten vieną kitą kibiną suvalgęs, bet šiaip stengiuosi eliminuoti miltus iš savo dietos. Ir greičiausiai bandysiu dažniau tokių mini badavimų pasidaryti, nes labai faina savijauta po to būna, tai čia kaip koks narkotikas. Ką oficialiai praėjo 3 savaitės po mano badavimo. Grįžo beveik visas svoris. 5 kg ir netoli 6 grįžo, tai viskas čiki-piki. Taip ir gyvenu, bet manau vėl reikės kažką pabandyti panašaus, nes lemma, kai tiek daug nevalgai, tai ir kažkokia savijauta būna geresnė. Jeigu vien kimši save, tai toks energijos lygiai sumažėja.